Ką tik pastebėjau motociklininką. Jis važiuoja be valstybinių numerių. Tad mėginsiu jį sustabdyti. Persikioju motociklą. Jis be numerių. Važiuoja baltotis vyras. Mėgini pasprūkti vyrutį, ne? Viskas, gana. Paleisk jį. Paleisk jį. Paleisk. Parodyk rankas ir apsiversk. 12 girdit, esu laukuose, neturi Karlo sankryžos. Išties rankas priešai save. Kągi, tariamasis nusivertė nuo motociklo. Laukiam, kol atvyks kiti pareigūnai. Ranka už nugaros. Ar tu sužeistas? Skauda kelius ir dar šuo įkando man į šoną. Kas tau su keliais? Taigi trenkiau skrisdamas nuo motociklo. Ar susitrenkei galvą? Ne, viskas gerai. Ar turi kokių apribojimų? Taip, lygtinai paleistas. Už ką? Ten narkotikai kišeniai. Turi narkotikų? Kokių? Kristinkos turiu. Kieno motociklas? Mano draugo. Tavo draugo? Taip, jis nepavogtas. Nes aš bėgau, nes turėjau kaifo kišeniai. Gali paeit? Ar tavo koja lūžus? Nemanau. Gerai, toj padėsiu tau atsistoti. Gerai, bandom atsistoti. Sulenk kojas ir bandyk stotis. Gerai, pasodinsim tai į mašiną. Eime kartu štai čia. Taip, persikėjau motociklą. Jis turi narkotikų prie savęs, sako, kad motociklas nevogtas. Jis lygtinai paleistas. Gerai, viskas. Tai radai tas jo gerybės? Dar neištraukiau. Nieko, toj pažiūrėsim. Tu iš karto paleidai šunenio? Taip, nes nemačiau per dulkes, kas vyksta. Kągi, ką mes čia turim? Šiek tiek kristinkos, žolytės likučių, krūvą adatų bei pypkė, nemažai švirkštų, keletas jau užtaisytų. Darrenai, tai kieno motociklas? Mano. Kaip tai tavo? Taip, mano. Man draugas jį davė, bet aš neprašysiu, kad jis čia važiuotų. Viskas tvarkoj. Motociklas tiesiog mano. Viskas gerai dėl to motociklo. Bet klausyk, kaip tu ten važiavai. Tu vos neprisiplojai tvorą. Klausyk, keistai vairuoji, kam ten makalavaisi visas? Nežinau. Bandžiau, net nežinau, ką aš bandžiau. Aš galėjau tiesiog sustoti, nieko daugiau neturėjau su savim. Dabar dar dasidės bandymas pasprūkti. Tikra kvailystė, ką padariau. Klausyk, tai kiek ten turi tos kristinkos? Nežinau. Keli gramai? Oi, ne, nosį būna daugiau užsilieka. Tai ką, tu bėgai dėl gramo? Na taip, man lygtinumas ir nesinori man atgal į kalėjimą. Aišku, jau buvai kalėjime? Lygtinumas dėl narkotikų? Ne, man lygtinumas dėl vagysčių. Supratau, tai tu dar ir vagiliautojas. Kiek paskutinį kartą laiko sėdėjai? Gavęs buvau 270 dienų apygardos kalėjime. Gerai, supratau. Ar turi kokių klausimų man? Nieko? Gerai, supratau. Tai ką, jis bėgo tik dėl kelių gramų? Jūs nieko neturėjo? Taip, švirkštų krūvą apie 2,5 gramų. Na ką, važiuos atgal į kalėjimą.
Apie įvykį pranešė žmonės, ką tik grįžę namo, jie išgirdo dūžtančių stiklų garsą, kaimynai garsiai rėkoja vienas ant kito, po triukšmo kaimynas išėjo iš namų su plyščiais drabužiais, lyg jo veidas visas kruvinas. O, vyrutį, kada ją paleido? Prieš mėnesį kaimynas sumokėjo už jo užstatą, sakiau jam to nedaryti, neverta to. Jie apdraskite, jis suknežino veidrodį man į veidą. Jį užsirūkė mano paskutinę cigaretę, aš jai sakiau to nedaryti. Tada jį pasiūtus trenkė man į galvą. Aš jai liepiau lipti lauk iš mašinos ir viskas, aš nelindau prie jos. Nu ir aš bandžiau, neturi aštrių daiktų prasės, neturiu. Ei, kaip tai nutiko? Įmetė peilį mane, aš likau tiesiog čia. Kuo į vardu? Jadvyga. Gerai, išėjai pageltomis rankomis, Jadvyga. Jadvyga. Štai ten. Rankas aukštyn. Ar čia yra kokių ginklų? Turi peilių ar dar kažko su savim? Taip ar ne? Su tavim kas nors dar yra? Taip ar ne, klausiu. Ateik ir apsisuk. Rankas už nugaros, greičiau. Rankas už nugaros, tau sakau. Dėl kokios priežasties mane sulaikote, kai mane pačią užpuolė? Neturi prasės nieko aštraus, kad galėčiau įsipjauti, įsidurti ar kitaip susižaloti. Nieko? Jadvyga, ar tikrai nieko neturi? Kas yra? Ar neturi prasės nieko aštraus? Pasislink atgal truputį. Tai nieko neturi aštraus. Ar dar kas nors yra čia? Nešneka jį. Pasakyk, jiems sušikai mano darbą, Kristijonai. Kristijonai, eini čia. Kur mano motociklas, Kristijonai? Gerai, nepradėk. Kol kas nieko nesakyk. Einam čia su manim. O viskas gerai, nu kad nelabai pažiūrėk į mano veidą. Nusiramink, vyrutį. Sėskis. Kodėl sulaikote mane? Sėskis, saugok savo galvą. Atsargiai. Kągi, Kristijonai, ar galim trumpai papasakoti, tik kas čia įvyko? Viskas dėl cigariuko, sakiaugi. Ką jūs darėte, iš kur važiavote? Taip, grįžinėjome nuo ežero ir buvo likus viena cigaretė. Ir tada Aš jai daviau tą cigariuką. Paprašiau, kad duotų man įkalt dūmą. Ji pradėjo muzikuoti su cigariuku ir mane erzino. Palei veidą su ta cigaretė muzikavo, bet mum lyg... Ar ji varto alkoholį šiandien? Aš tiesiog juokiaus, kad atimiau cigariuką, bet tada ji pasiūto, ji kažkaip pasiūto, trenkė man per veidą su to veidrodėliu. Ji tiesiog nurovė, nežinau kaip ji tokia stipri, labai stipri. Ji turbūt kažką paėmusi ant jėgos, suprantant. Sakau, ji gerai užplojo man per veidą. Aš pristabdžiau ir šokau iš mašinos. Tada irgi išlipo, aš greit atgal iššokau ir nuvažiavau. Bet grįžau ją paimti, nepaliksiu jos taip toli eiti. Pamačiau ją einant, sakau, lipk atgal į mašiną. Taigi mes vėl kartu mašinoje. Ji pradėjo šnekėti kažkokius vėjus ir pradėjo spardyti langą. Jau buvau baisiai susiparinęs. Bet pochu čia tik langas, pakeisiu tą langą, velniai nematė. Sakau, iškvies policiją, nuėjęs pas kaimyną, nes aš negaliu skambinti. Kodėl tu negali skambinti? Tiesiog negaliu, bernai neskambina. Kažkiek vartojai alkoholio. Kur tas peilis, kurį metė į tave? Va čia lyg rankena kažkur buvo. Tai virtuvinis peilis? Jo, toks didelis peilis. Manau, jį galėjo nusinešti peilį atgal į namus. Na va, lyg ir peilis. Taip. Tikrai nemažas peilis. Žalia rankena. Šio konflikto metu jį įėjo į namo vidų. Ji čia visur viską vartė. Tada paėmė šitą peilį ir metė jį. Prieš jai nueinant į tą kambarį. Ir tada jis paskambino policiją ar kaimynas kažkuris paskambino. Kągi, keliausim. Na, Kristijonai, paaiškink, kaip čia su to peiliu buvo.
Kur tu stovėjai tuo metu? Stovėjau prie durų. Ji užsirakino duris, kol aš iškrovinėjau mašiną ir čia dėjau daiktus namo prieangyje. Ji žiūrėjo į mane ir ištisai rėkė ant manęs. Ji kažkodėl turėjo peilį rankoje, nežinau, kam jo reikėjo. Ir tada užsimojo peiliu ir metė į mane. Nu, Jadvyga, kaip laikais? Girdi? Žinai, kažkaip dar neturėjau progos pasikalbėti su jam, kas atsitiko, papasakok dabar tu. Aš jam nieko, blet, nepadariau. Suprantu, tai kas nutiko? Jis grįžo ir iškvietė man mentus, blet. Taigi aš keliausiu kalėjimus, gyvens mano hatoj. Supratau. Tai kad nelabai suprantu, kodėl galvoji, kad važiuosi į kalėjimą. Aš nežinau, kodėl aš važiuosiu į kalėjimą. Tai tu sakai, kad tu jam nevoštelėjai. Neišroji veidrodėlių ir nedavė jam per bučiuoklę, ne? Ne tu. Aiškumėlis. O kaip dėl peilio? Aš jo tikrai nepripjoviau. Teisingai, nieks nebuvo pripjautas. Aš jo nepuoliau su peiliu. Ar tu paėmei peilį su žalia rankena ir metei būdama virtui pro langą? Oi, ne. O kas sako, kad aš tą padariau? Štai ką sako jis. Kas jis? Na, Kristijonas. Jis man konkrečiai viską paaiškino, kaip kas buvo. Gerai, pažymėsiu savo raporte, kad tu neigi visus kaltinimus ir nuo čia jau prokuroras viską aiškinsis. 3 juodaodžiai jaunuoliai nubėgo į šiaurės rytus nuo bėgių. Taigi ieškom 3 juodaodžių jaunuolių, kurie mėto akmenis į gatvę. Vienas iš žmonių, kuriam buvo pataikyta į mašiną, juos persekioja. 8-3 įvažiuoju į kvartalą. Jau matau tuos nenaudėlius. Luktelk ir duosiu toj tavo adresą. Stok rankas ant mašinos. Rankas ant mašinos, sakau. Tai liečia jūs visus. Ką jūs išdarinėt? Galiu pasakyti, taip sakyk. Mes buvom keturiese. Ir tada vienas pasakė, kad nešiau akmenis. Paėmiau akmenis ir padėjau ant atbrailos. Ir mes ten juos padėjom ir jis ten mėtė akmenis. O tie nieko nedarė ir tada šitas pasakė, kad sustojo mašina. Gerai, mes susitvarkysim. Per tuos pizdukus vos nenukentėjau. Aš buvau su vaikais mašinoj. Sveiki, ponė, kuris iš jų jūsų sūnus? Jonukas. Kuris iš jų Jonukas? Nu, su raudona maike. Kas nutiko, Jonuk? Išlipk iš mašinos, Joneli. Joneli, aš juk tau neleidau eiti ant bėgių. Tu man žadėjai, kad ten daugiau neisi. Juk žadėjai, Joneli, man. Paimk ir įsiveškit. Tu man žadėjai, Joneli. Ką tu man sakei? Prižadu, daugiau nebeeisiu ant bėgių. Nu, bet mama, aš tik rinkau ir nešiau akmenis jiems. Kur nešiai? O jie mėtė akmenis. Ir jie pataikė žmogaus automobilio, tas vyras pamatė mus bėgančius. Taigi mes juos išsivešim. Jūs turėsite taip pat dalyvauti, jums teks dalyvauti su sūnum kartu, su Joneliu, taip? Tai jūs mane vežti į kalėjimą, ne į kalėjimą, bet bus surašytas protokolas. Tai rimtas reikalas. Patenkintas 10 ir turės įrašą policijoje. Ar tu rimtai, Joneli? Pasiimkite ir vežkitės. Sėskis į mašiną, Joneli. Brangūs žiūrovai, šiandien tiek. Nepamirškit valstybinių numerių ant vairuojamos transporto priemonės. Pasidalinkit paskutinių cigariukų su savo mylimąja. Ir nemėtykit akmenų į mašinas.